Monika iš tikrųjų suvedė šokis, mes susipažinom gan senai jaunystėje. Kai man gal buvo 12 metų šokiuose ir aš visą laiką galvojau, jis daug vyresnis už mane, nes kai tau yra 12 metų, o jis 3 metais vyresnis už mane, tai aš galvojau, 3 metai yra tiek daug, kai tu esi toks jaunas. Tai šokiuose susipažinom, šokant, atsirado kažkokia ugnelė tarp mūsų ir man taip va. Turbūt studijų metais jau prasidėjo rimta draugystė. Nors ir sakiau, kad Jokūbas man kaip brolis. Čia bus kas patvirtins, aš taip sakau, jis toksai draugiškas, toksai fainas ir panašiai, bet pasirodo, ne kaip į brolius žiūrėjau, tai va. Abipusis toks buvo, nebuvo, kuris čia pirmesnis, kuris antresnis ar ne, kuris pirmas, labai natūraliai ir manau labai abu lygiavertiškai tos santykius ėjom. Duok Viešpatie jiems savo malonės išmintingai vienas kitą mylėti. Žavi jo darbštumas, nes jisai atiduoda visą save, bet darbas ne tik aš kalbu apie tai, kad tiesiog dirbti, tai į darbą eiti ir panašiai, bet žavi mane jame daug dalykų, jis yra žiauriai geras žmogus, žiauriai paslaugus ir labai mylintis ir mokantis mylėti. Tai manau, ta jo meilė, rūpestis yra savybės, kurios mane labiausiai žavi. Monika iš tikrųjų yra labai mylintis žmogus, labai šiltas, labai geras žmogus iš tikrųjų. Šiltumas turbūt ir labiausiai paperka mane. Šią valandą tai Dievas išgirsta jūsų pažadą. Aš, Jokūbas, imu tave, Monika, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas, kai laimė lydės ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers ar ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Kad Dievas sujungia, žmogus ten neperskiria. Aš lauksiu tavęs, kai nieks nematys. Aš noriu išeit, kad galėčiau grįžti. Man buvo gal kokių 17 metų, jai kokių 14. Iš vis taip net nebuvo jokių santykių nieko, mes buvom kelionėj Romoj kartu su šokiais ir Romos centre ėjom per tiltą ir kalbėjomės, kažką ten juokėmės ir aš jai pasakiau, kad kai tu užaugsi, aš tau čia pasipiršiu ir aš tą įgyvendinu iš tikrųjų po daug metų. Būkit vieningi, sėkmingi ir labai laimingi. Prieš einant miegoti, jeigu būtumėt susipykę, visada susitaikytumėt. Neikit miegoti, o nesusipykę. Jo, neikit miegoti. Labai gera taisyklė. Labai. Aš lauksiu tavęs, kai nieks nematys. Aš noriu išeit, kad galėčiau grįžti. Manau, kad pagrindinis dalykas tai, kad būtume kartu ir būtume stiprus, kad mūsų santykiai būtų garantuoti ir Neprarasti savęs. Apskritai, man atrodo, kai esi santykiuose, turi stengtis ir puoselėti ir neprarasti save ir taip karštai mylėti vienas kitą. Tu viską giliau pažinai. Kam nelemtas niekada nesudygs.